Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Lietuva – Lietuvos šalis. Todėl nieko nuostabaus, kad pagrindinė istorinių statinių grėsmė yra drėgmė, kitaip tariant, vanduo. Ir įvairiausiamis formomis. Ar tai yra skystis, ledas, garai, kryptimis, dangus, žemė, net pratrūkę vamzdynai ir taip ištisus metus. Kad vanduo visai nenatplautų mūsų paveldo, šiandien Fixus Mobilis specialistai pasidalins savo patarimais, kaip atpažinti cheminę koroziją ir kapiliarinę drėgmę. Pastatuose vienas iš didžiausių priešų yra drėgmė. Perteklinė drėgmė. Perteklinė. Iš kur jinai atsiranda? Kažkiek jos yra šiaip ore, kažkiek atneša mes, kvėpuodami, nesandarumai, plyšiai, netinkama, nesutvarkyta vandens sistema. Tai kas eina arba per stogą, arba ateina iš žemės, jeigu nėra, pavyzdžiui, hidroizoliacijos įrengtos. Gerai. Kaip kovoti, jeigu jau negalim sakyti per vėlu, bet jau bėda? Na, kaip prevencija to neišspręsi, kadangi tai yra iš žemės ir po žemę plėstro neuždėsi, tai tik tai hidroizoliacijos įrengimu. Paprasti remontai bus, tai laikinai atrodys gražiai, iki kol drėgmė vėl pradės lysti. Kas yra kapiliarinė drėgmė? Taip, tai yra drėgmė ateinanti porėtomis pastato konstrukcijomis iš po žemės. Tai reiškia tai, ką pastatas pasiurbia pamatais į viršų. Pasiurbia į viršų pamatais, tų kapiliarų tikrai mes nelaukiam, nekvietėm ir kas blogai su tais pamatais? Čia ir naujuose statiniuose, ir senose statiniuose, ar tik senose statiniuose? Labiau senose. Nes ten buvo pamatai akmeniniai ir skiedinys toks traukiantis drėgmę, taip? Nu, kaip skiedinys traukiantis drėgmę, bet tuo pačiu ir išgarinantis. O mes mėgstam naujas medžiagas, kurios viską uždaro, nekvėpuoja nieko ir pastatas po truputį byra ir drėgmė kyla aukštyn tol, kol randa kur išgaruoti. Viktorija, o kaip veikia kapiliarinė drėgmė? Paaiškink, kad ne iki galo supratau. Kad geriau suprast, padarysim eksperimentą, pažiūrėt, kaip veikia. Čia cukrus? Turim biškį cukraus ir kavos. Tai įsivaizduot, kad čia yra mūsų pastato struktūra, tarkim skiedinys. O čia yra vanduo, kuris nuolatos bėga. Ir kava dėl to, kad geriau matytume spalvą. Tai kai vos įmerkus, jis iš karto paraudvoja. Iš karto. Ir ką turime šitą kietą, o šitas iš karto pradeda trupėti. Bet galiu aš pamėginti? Nu, bandyk. Tai panašus efektas įvyksta ir skiediniui. Stiekėdas. Nekietas, aš sutraiškiau. Tai tas pats efektas vyksta ir su pastato struktūra, pamatais, skiediniais, plytos prasideda dūlėjimai, kai nuolatos realiai viskas mirksta vandenyje. Taip pat Lietuva pasižymi tuo, kad turi vasaros ir žiemos sezonus, tai reiškia, mes turime šalčio ciklus. Ir kas nutinka, kai pradeda šalti? Plečiasi šitas dėl to, kad ledas plečia. Taip, ledas plečiasi ir... Jisai drasko tą skiedinį, sprogdina ir visas namas. Nu, ne taip greitai gal, bet principas šitas. Taip. Kapiliarinė drėgmė tik yra koks pastato navikas. Kaip kartai visiems laikams efektingai atsikratyti kapiliarinės drėgmės, kad nereikėtų nuolat daryti remontų? Kaip teks investuoti šiek tiek daugiau ir įrengti pamatų hidroizoliaciją. Priežiūra šios problemos neišspręsi. Yra vienintelis būdas ar keli? Yra keli būdai, priklausomai nuo to, koks tai yra pastatas ir projektuotojas parenka būdą. Tai vienas iš būdų yra atsikasti visą pamatą ir įrengti, kad po žeminės dalies visą pamatą apjuosti hidroizoliacinę medžiagą, kad sukurti barjerą. Antrasis būtų injekavimas, tai paviršinis būdas. Išgręžiamos skylės, jos yra užpildomos specialia medžiaga, polimerais ir drėgmė kildama pamatų pakyla iki jų ir išgaruoja į išorę.
ir aukščiau nebekyla. Tai kaip ir sukuri konkretų tašką, kur tavo drėgmė pasišalina iš pamato. Tarsi kyla šaltinis ir yra, kur jam išgaruoti. Ir jis ten išgaruoja. Trečias būdas – sanuojantis tinkas. Tai realiai tai yra kaip kompresas pastatui. Jis yra užtepamas, jame yra irgi speciali medžiaga, kuri į save sutraukia drėgmę. Tai nėra gražus dalykas ir jis nebus gražus dalykas, jo funkcija yra kompreso. Užtepė, sutraukė drėgmę, jį numuši, jeigu reikia, tepė vėl. Ir ketvirtas būdas yra šių būdų deriniai. Nebūtinai vienas būdas gali būti, tai gali būti derinama. Pavyzdžiui, įrengiama hidroizoliacija, bet mūras yra dar drėgnas. Tai užtepamas dar sanuojantis tinkas, kad tą drėgmę ištraukti ir mūras būtų sausas. Pavyzdžiui, sanuojantis tinkas, kuriam laikui yra įprastai užtepamas ir paskiau čia metams, pusė metų? Viskas priklauso nuo to, kiek yra drėgmės, kiek yra pažeista. Gal per metus pritrauks, gal per kelis, gal jis beveik jau sausas. Tai yra individuali situacija, daromi drėgmės tyrimai. Po kiekvieno numušimo tinko taip pat tikrinama, kiek dar drėgmės yra, nes kažkiek drėgmės jos natūralu, kad yra. Yra santykinis oro drėgnis, jos yra, bet tikslas yra pašalinti perteklių. Ar prie drėgmės pavojaus, prie kapiliarinės drėgmės pavojaus, kaip man atrodo, visą laiką reikia nukasti pastato pamatą, teisingai? Bet kuriuo atveju? Įrengiant pilną požeminę. Jeigu tai yra injekavimas, tai daroma paviršiui. Tai paprasčiau. Tai paprastesnis. Nereikia prakaituoti ir iššvaistyti energijos statybininkų. Gerai, o tas... Sanuojantis tinkas? tą ir norėjau paminėti. Tai jį, reiškia, užtepus, jisai įsirbia, jį nugrėžia, nugramdai ir kol nustatytas sausas jau pamatas, viskas tvarkoja, kol jisai sausas, nedaug dėliutis, galima jau tinkuoti, dažyti, taip? Jeigu viskas gerai, taip galima daryti. Ir tai specialių tinkų turbūt? Kaip? Tai turi būti suderinama medžiaga su tuom, kas yra viduje, kad jeigu yra, tarkim, seni pastatai, turbūt bus kalkinis skiedinys. Jis yra kvėpuojantis, tai natūralu, kad ir kiti sluoksniai turėtų būti atitinkamų fizinių ir mechaninių savybių, kad oras, drėgmė judėtų per pamatą, kad konstrukcija vis tiek vėdintųsi ir nebūtų uždaroma niekas viduje. Tai atitinkamai ir tinko sudėti rinkti ir dažus, kad jie būtų kvėpuojantis. Inga, mes stojame lauke, išorinė siena šalia, ji yra... tikrai čia nepelėsis, tikrai čia nepuvėsis, čia tikrai ne epidemija kažkokia, tai druskos viso labo, nori pasakyti? Taip. Kas dar čia gali būti? Man tai atrodo, aš bijočiau prisiliesti, jeigu nežinočiau, kad čia viso labo tos pačios druskos, kurios Rusy būna, o jos aš ir iššokiruotas ir pirmas kartas, kai išoriniai sienai dedasi tokie bardakai. Tu sakai viso labo, bet šiaip pastatui nėra jos viso labo, nes tikrai druskos kenkia. Jos patenka su kapiliarinė drėgmė į vidų. Drįsiu atimti iš tavęs ginklą, prašyčiau. Ačiū. Kalbėkite, o aš parodysiu. Ir ardo statybinės medžiagas. Tai čia labai geras pavyzdys yra, kaip mes matome, ir skiedinio yra išplauta. Skiedinys tapęs smėliu. Taip, tiesiog čia galima išpūsti. Plyta molinė tapusi vafliu. Taip, atsisluoksnevę, visos nukrenta labai lengvai ir čia, žiūrėk, ir druskos atsiranda tose vietose. Druska valdo. Taip, čia jau šitoj vietoje yra visiškai druska užvaldžiusi. Druska galima pašalinti taip, kad grįžtų plytų vaizdai ir namas stovėtų toliau ir skiedinys tvirtas taptų. Tai jeigu mes pažiūrėtume į šitus pavyzdžius, aišku, jau plytos nebetaps tokios, kokios buvo. Taip, jas reikėtų keisti. Skiedinys irgi reikėtų jį tiesiog išvalyti pažeistą ir... Aš atsiprašau, neklaidinom žiūrovą arba šeimininkų. Ar tikrai plytas reikia keisti? Nereikia keisti. Ta prasme, tu įsivaizduoji, čia tokios storos sieną ir reikia viską išimti ir... Ne. Taip, jos tokios kaip buvo nebus, bet mes galime iš tikrųjų paprastom priemonėm pristabdyti šitus procesus. Šiek tiek tikrai ne peiliuku, ne? Šiek tiek padėti galime.
Taip, tai dabar, kad ta drėgmė, jinai, taip sakant, dar labiau nepažeistų, reiktų tas druskas nuvalyti. Tai šiuo atveju, pasižiūrėk, mes bandėm valyti su šepečiu, bet jos nelabai valosi, taip, nes čia yra tokia kieta plutelė susidariusi. Tai aš tau duodu peilį, prašau, šiupeliukas, kad druskos ant žemės nebėgtų ir su peiliu tą reikėtų plutelę Va, šitaip, teisingai. Nes jos ne visą laiką taip lengvai tiesiog nusivalo. O tų priežasčių, kodėl druskos atsiranda, tai gali būti daug ir ką mes galime iš tikrųjų nemažai padaryti, kad sumažintume. Tai būtų ir, kaip ir tavo minėtas, čia, sakykime, vijoklis kažkoks užaugęs, tai visą augmeniją pašalinti, taip pat kiauras stogas, kad vanduo nebėgtų, hidroizoliacija, kad iš grunto nekiltų drėgmė. Taip pat jeigu, kaip ir to minėtas vijoklis, ar būna, sakykime, ant konstrukcijų, ant stogo, užauga irgi kažkokie tai augalai ir jų puvimo procese irgi gali susidaryti druskos, kurios, pažeidžia tiesiog mūrą. Taip pat tiesiog nepilti druskų šalia pastato žiemą, ne? Druskų šalia, kas pila druskos šalia pastato? Žiemą, kad nebūtų slidus keliai, ypač mieste. Yra su druskom. Tai tos druskos taip pat pavasarį atitirpus ledui su vandeniu vėl patenka į pastatą. O! Ir visas taip lengvai nusivalo? Ne, tikrai ne visas. Taip. Oho, netgi, žiūrėk, visiškai balta druska. Taip. Raudonų dalelių net nėra. O šita, čia kitokia kategorija. Pamėginam? Tai jau čia sunkiau yra, jau čia reikia pagremžti sargiau. Dėl to taip reikėtų tiesiog nelaukti, kol atsitiks toksai. Ir kur dabar šitą druską veši? Tai jeigu mes norim iš tikrųjų ištirti sieną, koks tas yra pažeidimas, ir jisai labai didelis, tai mes paimam, paprastai ne tik druską, paimam su tinku, mėginį ir vežam ir laboratoriją. Tai mes tenais ir pasižiūrėsime, kaip tos druskos yra tyriamos. Atskirą mėginį su tinku į vieną krūvelę, o nuo plytos į kitą? Galima ir taip, kaip nori. Galima iš skirtingų aukščių, kad žinoti, kaip tenais kyla ta druska, kiek ten apačioj pažįsta, kiek viršui. Kad taip buvo paprastai man gražinti, sustruktūruoti. Iškės, man reikia nuodugnių prašyčiau tyrimą. Tai kelyje turi būti, tarkim, maišeliai. Druskų kelyje turi būti, kad man jau viską atsakytų. Tai reikia keliuose aukščiuose, iš kuo giliau, kad būtų, dėl to, kad ten kad mes žinotume, kuo giliau siena yra. Ir jeigu mes tik norime šitą plotelį, tai mažiau. Jeigu norime visą pastatą, tada... Ne, man atrodo, šitas plotelis atsakys labai daug apie visą pastatą. Tai realiai keliuose aukščiuose turėtų užtekti. Į laboratoriją šitą galima kaip tyrimą vežti druskelės nuo plytų? Ne, žinok, dėja, į laboratoriją negalima, bet nepergyvenk, mes šitą dabar išmetam, nes čia yra šiukšlė. Čia tikrai šiukšlių maišas, laboratorinis maišas. Svarbiausia ne ant žemės, o į laboratoriją tai mums reikia paimti iš mūro skiedinio, kad mes galėtume ištirti, kiek skiedinyje yra druskų. Tai mes tada žinosime, koks yra užterštumas. Taip, tai paimam maišiuką, tokį, kitokį. Ir su skalpeliu arba su peiliu. Aš čia pasidėsiu. Paimam, pasižiūrim, kur čia tas minkštesnis, kad jisai lengviau pasiimtų. Ir stengiamės iš kuo giliau. Žinotume užterštumą gilesnėse sluoksniuose. Su grąžtu priėdė, ir... Nu, su grąžtu gal čia jau per... Taip, per daug intervencija didelė. Jeigu, sakykime, su grąžtu, ten būna ir drėgnumą mūsų skiedinio tikrina, ir už taip giliai visai iš sienos, tai ten jau reikalingas leidimas, tai jau skaitos yra ardomieji tyrimai.
Nu va, Tai tokį nuvežam. Koks čia svoris maždaug turi būti nuvežtas, kad ne mažiau? Nu, apie 20-30 gramų. Gramų į laboratoriją. Jiem užteks. Gerai. Šiuo metu mes esame tyrimo laboratorijoje, kur kiekvienas tyrimas prilygsta detektyvui ir Eglė, jūs vienintelė man galite atsakyti, kiek, kokios druskos slepiasi pastato tinke ir išvis kaip atsiranda jos ten. Druskas gali ateiti įvairiausiais keliais, jos gali kilti su gruntiniais vandenimis, per pamatus ir kapiliarinės drėgmės pagalba kilti aukštyn, gali dėl rūgščiųjų lietų, taip, gali būti paukščių, gyvūnų, kitų ir tų pačių žmonių išmatos, ekskrementai bei šlapimas, taip pat pūvantis augalai aplinkui, dulėjančios medžiagos, pačios statybinės medžiagos iš to pastato. Tarp kitko ir pūvanti mediena kaip konstrukcija irgi sukelia druskas. Jo? Taip. Tai va, tus druskų mes ką pagrindę tikrinam, tai chloridus, sulfatus, nitratus, nitritus. Ir skirtingos druskos atsiranda dėl skirtingų šitų priežasčių. Jeigu taip žmogišką kalbą, Eglė, mes kalbėtume, taip, tai kaip vykdomi šitie tyrimai ir kaip jūs visą ataskaitą pildot, kaip tos lentelės atrodo, kaip? Tai mes gaunam mėginį, užsipilam, palaukiam, palaikom, kol užsipilam vandenį. Čia vandenyje tirpstančios druskos, tai jos pereina į vandenį iš tinko, iš mūro skiedinio. Ir tada... Čia šiuo metu jūs pakeli, čia yra mūro skiedinys, taip? Mirkomas vandenyje, paprastam vandenyje? Taip, paprastam Kiek laiko mirkote? Reikėtų bent kokias 20 minučių. Aha, tada? Ir tada atliekam, tada nufiltruojam, kad nebeliktų visų šitų tinko gabaliukų, ar ten skiedinio kitoks gabaliukų, ir tada atliekam spalvinės reakcijas atpažinimo, specifinės jono atpažinimo reakcijas. Papildomai naudojant kažkokią cheminę... Jo, naudojant atitinkamą reagentą, kiekvienam ten anionui, kurį reikia nustatyti, naudojam atitinkamą reagentą. Druska cheminiu tai požiūrį žiūrint, tai yra joninis junginys, yra sudaryta iš teigiamo kationo ir neigiamo aniono. Tai čia yra, taip, supaprastintai šnekant, tai pavyzdžiui, natrio chloridas, tai yra ta mūsų valgomoji druska. Natrio chloridą galima rasti ir pastatuose, kas įeina iš aplinkos. Bet ten yra įvairiausių, nebūtinai natrio, gali būti ir magnio, ta prasme. Tiek kationai, tiek anionai skiriasi. Ir mes nustatinėjom anionus ir nuo tos, kokia yra druska, priklauso pažeidimo lygis dažniausiai. Nes, pavyzdžiui, chloridai ganėtinai ir smarkiai pažeidžia chemiškai ir vien tik mechaniškai. Bet sulfatai, pažeidimai jų yra patys didžiausi, nes jų kristalai yra tokios adatos, ganėtinai didelės, santykinai taip kalbant. Kaip apie druskas, tai sulfatų adatos yra didelės kristalai ir jų mechaninis poveikis yra labai stiprus. Norėčiau pamatyti, kaipgi jūs eksperimentuojat, kaip dažot tos skysčius, ten tyrėt ir kaip jūs kaip detektyvė atliekat savo procedūrą, Gerai. Įsiaiškinant, kas yra kas. Taip, tai mes chloridus nustatom su sidabro nitratu. Sidabro jonas reaguoja su chloro jonu ir susidaro, iškrenta tokias baltos nuosėdos. Tai pabandysim. Čia sidabras? Čia sidabro chloridas dabar susidarė. Tai tokios baltos drumzlinos. Šitą galėčiau ir aš pakomentuoti, lygiai tokiais pat žodžiais netgi. Kas jum iš to? Lašinam paprastai vienodą reagento lašiukų skaičių, kad žinot, ir mes pagal tai, kiek nusėda, nusprendžiam, ar labai daug ar ne, galim pamatyti kiekius skirtingus. Supratau, galima dar kažką tai įlašinti ir dar kitą galim atspalvį gauti. Galim pažiūrėti sulfatas su bario chloridu. Su bario chloridu. Taip, irgi susidaro baltos drumzlės. Dar baltesnės drumzlės. Tirštėjam. O galima kažkokią tais reakciją, ar druskas sukelia reakciją, ar sidabro nitratą, ar dar kažką, ir tada putos, ir tada dūmai, ir tada sprogimas. Su druskam ne. Mes tokių reakcijų nedarom. Tai ko mes čia atėjom, aš galvoju, čia bus fontanai, o čia dabar... O galima spalvą kokį išgauti? Galim pažiūrėti nitratus ir nitritus.
tai tada turėtų būti rožinis spalvas. O, jūs šitos dar neišnaudojat, pipėtės. Cinko gabaliukas. Cinkas redukuoja nitratus iki nitritų ir tada galim nustatyti su driso reagentu. Eglė, jūs taip šnekat, kad aš beveik viską suprantu. Taip. Matos, jis violetinis daros. O tai kur čia, ten reagentas yra? Čia reagentas, čia druskas. Druskos. O tas kietas dalykas yra? Čia yra cinkas. Cinkas. Jo, metalas tas. Ir iš to, vat, kad jis dabar tapo violetinis. Galim pasakyti, kad yra nitratų. Eglė, jeigu eksperimento metu tyriant druskas iš skiedinio, reiškia, ne? Pastato seno, ar yra kažkokia spalva arba susidaręs kokteilis, kuris raudona šviesa? Jūs su greitaja, su gaisrinė važiuojat į objektą gelbėdami, nes jam yra šakės. Ne. Suprantate apie ką aš? Būna tokių druskų, kur jau ten... Būna. Tai sakykit, koks jos vardas, taigi mes dabar tyrimą darom, kas tas didžiausias nusikaltėlis? Sulfatas. Ai, tas sulfatas. Taip. Chloridai irgi. O tai kuris čia buvo sulfatas? Va šita? Nitratai, nitritai ir chloridai, jie pasižymi tuo, kad jie pritraukia drėgmę iš aplinkos, patys prisitraukia ir tirpsta vėl iš naujo ir tada vėl tas ciklas vis tęsiasi ir vis dar daugiau kenkia pastatui. Tai svarbu yra valyti, jeigu pamato druskas, svarbu yra nusivalyti ir jas pašalinti. Nuvalyti švelniai su šepetuku ant kokio ten polietileno ir nepalikti, o paimti ir išmesti. Taip. Vat aš taip jaučiau, Eglė, ačiū, patvirtinot, o Inga dar buvo minėjus. Tai žodžiu, jau gaunas faktas, reikia valyti. Taip. Eglė, ačiū, kad patvirtinot tą druskų klausimą, kad reikia valyti, šluoti ir prižiūrėti. Ir aš ties taip priešinus, galvojau, reikia padaryti tyrimus, tada kviesti šitą didžiulę kompaniją, kuri ten profesionaliai ten valytų, ten plautų, dar kažką tais. Bet grįžtu pas Ingą ir mes kartu draugiškai va taip ir neskubėdami atliksime šią misiją svarbę. Taip. Gelbėm pastatą. Inga? Taip. Ar čia yra druskų kambarys, ar čia yra pelėsių rojus? Kuris variantas? Ten, kur yra druskų, pelėsių paprastai nėra. Tada... Druskų kambarys. Druskų kambarys. Taip. Tai va, mes turim visą sieną, čia net iki nuo apačios iki viršaus. Druskom yra, druskų pukelius galima matyti. Tai mes juos dabar ir nuvalysim. Bet kaip juos valyti? Ar nuputinėti, ar nugramdyti, kokios priemonės ir aišku, pirštinės turi būti. Taip, pirštinės tiesiog, kad švariai. Ne, tikrai nebūtina. Tai kokios priemonės, labai paprastai turim tokius minkštų šerių šepečius. Galim Prašau. Ir... Minkštų šerių, klausimas. Taip. Čia yra kieto, netgi būna metaliniai šeriukai tokie. Ne, metalinių tai tikrai negalima, nes bus pažeistas paviršius tinko arba plytų, jeigu, sakykim, nuo plytų valom. Ir pasižiūrim, kokios druskos. Šiandien yra tokios pukelis, kuris šiaip gana tikrai lengvai nusivalo. Tai tiesiog kas yra svarbu, kad jos nenubirėtų ant žemės. Tai irgi pasiemam kažkokį ar šiupeliuką, ar kibirą, ar susirenkam, ar pasitiesiam kažką, tai ir nusivalom. Tas viena lengvai valosi. Stengiamės, kad nenubirėtų.
Galiu aš pamėginti ir klausinėti toliau. Yra čia skirtingi fragmentai tos druskos, erozijos. O čia jau net dažų nebėra. Taip. Čia jau lupinėjasi. Čia lupinėjasi tie dažai. Čia dar druska yra, bet dažai irgi laikosi. Taip. Tai jeigu aš stipriau pavalau, tai ir su dažais, man atrodo. Taip, nes čia tokie gana minkšti kalkiniai matyti dažai ir jie irgi patys valosi. Čia tikrai nepelėsis, čia druska tiesiog jinai pilkšva. Taip, čia matyti kažkoks prabėgimas ir to purvo yra atsirado ant sienų. Ar gali tokie mirtingieji kaip aš savo rankiškai paimti, ateiti į Rusiją, kad ir kokius savo kultūros paveldo namelyje ir krapštytis ten Rusijai, tas druskom mėgautis? Jeigu mes galim nepažeisdami to paviršiaus ir dažniausiai galim nuvalyti, tai taip, bet jeigu pavyzdžiui yra, sakykime, pirmam aukšte arba kažkur tai, kur yra kažkokios tai ar polichromijos, ar kažkokie tai saugomi paviršiai, tada jau reikėtų patiems nevalyti, o kryptis į specialistus, kad jie jaus šitą problemą išspręstų, dėl to, kad mes tiesiog galim pažeisti vertingąsias savybės, nebesugrįžtamai. Geriausiai tiesiog iš šiukšlių maišą kažkokį ir išnešti iš pastato, kad jos vėl kokiu nors tai būdu nesugrįžtų ir į konstrukciją ir vėl Gerai skamba, kad nesugrįžtų druskos atgal į savo gimtinę. Jeigu ten yra smulkmenėlė ir toksai nekalts pavyzdys, tai čia yra tragedija, tu pasižiūrėk. Taip, tai matome, kad yra tikrai labai daug, tai geriau palikti. Labai aiškiai matosi druskos ant paviršiaus, tokie pukeliai. Ir sukristalizavę ir greičiausiai, jeigu tas nekristų, tai ten irgi būtų daug druskų papačia, bet paliekam. Kaip senovinės sienos asiknojusi oda. Čia žaizda iš tikrųjų yra žaizda. Šitas gražus pavyzdys, kristalai. Taip, tai čia labai aiškiai matosi ir matyti tiesiog, kadangi jis yra už to vamzdžio, jisai taip nenukrenta paprastai. Ir jo pavamzdis sustoja. Taip, čia tai ir ventiliacija, jo, ir jeigu kažkas vaikšto ir labai daug prisikaupia, čia būtų tokios sienos visos, jeigu nebūtų nubyrėjusios tos druskos pačios. Va. Kaip atrodo. Čia tikrai druska, čia ne vata. Tai va. Daug darbo čia šitam kambarį. Aš nepasiruošęs apimti. Bet galima tikriausiai visą maišą druskų susirinkti. Kadangi vienintelis būdas apsaugoti savo pastatą nuo druskų yra visiška pamatų hidroizoliacija ir tai dažnai nepigus ir netgi techniškai sunkiai įgyvendinamas malonumas, kovojant su drėgme teks apsišarvuoti kantrybę. Ir taip daugelis iš prieinamų sprendimų bus laikini ir drėgmės patekimo problemos neišspręs. Todėl kas kelerius metus paimkite kibirėlį, šepetėlį ir paprastuoju rankiniu būdu pavalykite tas druskas. Ir rekomenduočiau nedelsti, pasirūpinkite pastatu. Braukite druskas šiandien, kad nebūtų didesnių problemų rytoj.